Sveiki! 5 paskaita ir joje tęsime pažintį su savo protu. Trumpai prisiminkim apie praėjusios paskaitos temą, mes kalbėjom apie mintis, kokią mintis gali iš tikrųjų sukurti vertę ir sėkmę mūsų gyvenime ir priešingai, kiek daug žalos ir kančios gali sukurti nevaldomos mintis. Todėl taip svarbu skirstyti mintis į tos, kurios yra mums palankios, vertingos, į tos, kurias kuria norimas būsenas, kurios mums padeda siekti tikslų, kuria tam reikalingą energijos resursą ir priešingai tas mintis, kurios yra bereikšmės, kurios mus vargina ir kuria nemalonius jausmus. Taip pat meditacija, kurią mokėtės praeitą savaitę, mokė geriau pažinti visus tuos procesus, taip pat ir kasdienėse veiklose daugiau atkreipti dėmesio, tiesiog paklausiant savęs ir reflektuojant, apie ką aš dabar galvoju, ar yra dabar laikas apie tai galvoti, ar nėra geresnių pasirinkimų, apie ką aš galėčiau galvoti, kad susikurti tokią būseną, kuri man yra naudinga ir vertinga tą dieną. O šiandien mes pakalbėsim apie mūsų sąmonės ir pasąmonės veikimo mechanizmą. Labai svarbu yra suprasti teisingai, kaip formuojasi mūsų pasąmonė ir kokį efektą pasąmonė turi mūsų sąmoningam protui. Pradedant kalbėti apie tai, kokiu pagrindu kyla mūsų mintis, kad kas įtakoja minčių kelimą. Kaip ir praeitoj paskaitoj pasakau, tai mintis kyla priklausomai nuo mūsų įvairių praeities patirčių. Tai, ką mes girdėjom, ką matėm, su kuo kalbėjom, ką patyrėm, kokias turėjom vidinės kontempliacijas, kaip vertinom situacijas, kaip mes įsisąmoninom tai, kas vyko praeity, tai tuo pagrindu kyla mintis, formuojasi tam tikri tarsi subasmenybių modeliai, mūsų proto dalių modeliai, kurie kai sustiprėja, kai gauna mūsų daugiau dėmesio, būtent jų pagrindu ir kyla įvairios mintis. Dėl to dažnai būna, kad mūsų požiūris keičiasi priklausomai nuo nuotaikos ir tos mintis, jos yra sąlygotos. Mes visų 100% kontroliuoti minčių srauto negalim. Mes galim ugdyti gebėjimą rinktis tas mintis, kurių mes norim ir mokytis paleisti tas mintis, kurios netitinka realybės, kuriom dabar yra nelaikas ar kurios galbūt mus žaloja ir mes nenorim galvoti apie tai, bet galbūt mes 20-30 metų nuolat galvodom tokiais elgesio modeliais. Tai kai pradedam užsiimti sąmoningumo praktikom, natūralu, kad pasikeičia mūsų vertybės, galbūt mes norim visiškai kitokių minčių savo prote ir norim paleisti galbūt tuos polinkius seniem įpročiam, bet tai yra normalu, kad kartais iškyla ir čia jau klausimas yra, kiek mes tuo metu esam sąmoningi, kiek mes galim pastebėti, kad tai yra tiesiog seno proto modelio mintis ir ar mes susitapatinam su ta mintim ir veikiam kaip ta mintis sako, ar vis tik tai gebam suprasti, kad man jau su šito mintim yra nepakeliui, gebam paleisti tas mintis ir pasirinkti tas mintis, kurios yra mums vertingos, kurios atitinka mūsų giliasias vertybės, kurios atitinka mūsų giliuosius tikslus ir veda link tų tikslų. Ir kai mes tą suvokiam, tuomet tampam atidesni savo vidiniam pasauliui. Tai yra savo protui, kokios kyla mintis, kokie kyla įsitikinimai, koks kyla galbūt vertinimas ar koks viduje dialogas, mes į tai kreipiam daugiau dėmesio, nes suvokiam, kad tai nebūtinai yra tiesa ir kad tie vidiniai balsai, tie iš vidaus kylantis įsitikinimai, kurie sako daryk tai tau pavyks arba nedaryk to, tau tikrai nepavyks, mes jais nebetikim visų 100%. Nebėra susitapatinimo su tuo vidaus turiniu, kadangi aš suvokiu, kad aš nesu tie balsai, tie įsitikinimai, kurie kyla mano prote. Labai svarbu taip pat suprasti, kad tai nėra ir ignoravimas, manimas, kad dabar viskas yra nesąmonė. Yra labai daug teisingų įsitikinimų įsitikinimų požiūrį susiformavę praeitį, kurie mums padeda išlaikyti ir gerą sveikatą ir susikurti pakankamai gerovę savo gyvenime, bet yra dalis ir tų, kurie kenkia mūsų sveikatai, kenkia mūsų galbūt finansiniai padėčiai, kenkia mūsų realizacijai, kenkia mūsų santykiam.
daug yra įsitikinimų, daug yra įpročių, mąstymo elgesio modelių susiformavę praeitį, kurie dabar jau nebepadeda, dabar jau yra tapę žalingi. Ir kai mes tą suvokiam, nebesusitapatinam su tuo turiniu, mes daugiau tą viduje kylančius įvairiausius suvokimus, mintis, vidinius dialogus, daugiau juos stebim ir tada mes tyrinėjam. Praeitoj paskaitoj mokėmės apie refleksiją, kaip galima reflektuoti mintis ir pasižiūrėti, ar tos mintis neiškreipia realybės, ar dabar tas vidinis dialogas, tų minčių pagrindas, apie ką aš galvoju, kuria tą būseną, kurios aš noriu, kuri man yra palanki, ar priešingai. Ir tada mes jau galim rinktis. Į ką kreipiam dėmesį yra labai svarbu. Dėl to taip svarbu yra visų pirma sąmoningumo praktikos, kad būti kuo dažniau sąmoningu ir vystyti dėmesio valdymo įgūdžius, kad gebėti koncentruotis į tuos dalykus, tuos objektus arba į tas juslių sąmonės, kurios yra naudingos, kurios kuria vertę. Ir tuo pačiu aišku, kad tuo metu, kai mes nesam sąmoningi, mūsų dėmesys yra nevaldomas, tai gali labai išvarginti tiek ir mūsų kūną, tiek ir mūsų protą. Tai mes tuomet gyvenam kaip be apsaugos. Tuomet kas vyksta išorėje, labai turi stiprų efektą mūsų kūnui, mūsų protui. Todėl, kai mes esam sąmoningi ir mes stebim, kur yra mūsų dėmesys, ties kokia juslė yra susitelkęs mūsų dėmesys. Ar tai yra mums dabar naudinga, ar geriau būtų nukreipti dėmesį kitur, ar jeigu dėmesys išlieka ten, tai pasižiūrėti, ko aš iš tos situacijos galiu išmokti, kaip aš per tą situaciją galiu augti, kokią vertę kurtis. Dabar būtent toj situacijoje stebint būtent tą objektą, jeigu tai yra neišvengiama. Tai taip mes pradedam save apsaugoti. Ir aišku, formuoti naujus dėmesio valdymo įgūdžius, naujus mąstymo įgūdžius, vidinio dialogo įgūdžius, stiprinti proto savybės tos, kurios yra mums vertingos, naudingos, malonios ir taip pat silpninti ir stengtis visai atsiriboti, paleisti tas proto savybės, tokias kaip negatyvumas, neapykanta, pavydas, kad jų būtų kuo mažiau. Ir natūraliai, kaip ir minėjau, keičiasi tiek ir mūsų fizinis kūnas, tai yra geresnė sveikata, labiau mes esame atsipalaidavę, daugiau laimės hormonų išsiskiria, vidinė chemija tampa palankesnė, mes turim tiesiog daugiau energijos, geresnę nuotaiką, akis labiau spindi, veidas labiau šypsosi ir tai sukuria labai daug vertės. Gyvenimą grįžta energija, santykiai pradeda taisyti su savim, su kitais ir tuomet atsiranda aiškesnis mąstymas, protas tampa šviesesnis, žvalesnis ir tai yra labai labai vertinga. Ir priešingai, kai kuriasi daug negatyvumo, mes susitapatinę su praeitį, sukurtais elgesio proto modeliais ir toliau galbūt negatyviai mąstom, ieškom trūkumų, daug kritikuojam, save griaužiam ir panašiai, tai turi neigiamą įtaką ir sveikatai, ir protui, ir aišku realybei, kurią vėliau tas mūsų protas ir kuria. Tai tas negatyvus protas kuria natūraliai ir negatyvę aplinką, kurioje mes nesijaučiam gerai. Tai todėl taip svarbu yra juslės ir stebėti juslės, kad kokią mes informaciją gaunam per juslės ir kaip mes į tą informaciją reaguojam, kaip mes ją priimam. Nes taip pat sąmoningumo saviugdos praktikos moko ne tik tai žiūrėti, kas vyksta išoriniam pasaulyje, bet žiūrėti ir kokia yra mūsų reakcija į tą, kas vyksta išoriniam pasaulyje. Ir tada gebėti tą reakciją, tą atsaką į išorinius stimulus pasirinkti, kuris yra mums naudingesnis, kuris kuria daugiau energijos ir kuris padeda siekti tikslų, kuris atitinka mūsų giliasias vidinės vertybės. Tai tada mes taip save ir saugom ir galim kurtis realybę tokią, kokios mes norim iš tikrųjų. Tai yra ta apsauga, apie kurią visi kalba, kad kaip apsaugoti save, kaip išlaikyti savo protą, aišku, kaip išvalyti savo protą nuo negatyvumo, tai būtent per juslių stebėjimą, nes per juslės formuojasi mūsų charakteris, per juslės formuojasi mūsų pasąmonės turinys.
Nes, kaip sako, valgyti, pavyzdžiui, sveiką maistą reikėtų, ar ne? Ir mūsų kūnas tada tampa dailesnis, sveikesnis, energingesnis. Lygiai taip pat, jeigu aš, pavyzdžiui, prieš eidamas miegoti žiūriu žinias ir ten karas, ten smurtas, ten kokios kitos vyksta negandos, galbūt socialiniuose tinkluose skrolinu ir ten žiūriu, kaip kas aukština save, kaip kas rodo, kaip jiem nuostabiai sekasi ir tada mano savivertė pradeda mažėti, galvoju, aš čia dabar guliu su prasta nuotaika ir nieko įdomaus nevyksta gyvenime ir koks aš iš tikrųjų esu nevykėlis, o kaip visi kiti puikiai gyvena. Ir jeigu nepastebim, tų minčių tas negatyvumas, savigrauža labai stipriai gali užnuodyti mūsų protą. Ir, pavyzdžiui, žmonės, su kuriais mes bendraujam, jeigu jie yra negatyvūs, apkalba kitus, kalba apie neigiamus dalykus natūraliai, mes to norim ar nenorim, kils dažniau mintis susijusia su neapykanta, su pavydu, su arogancija, su nerimu, su liūdesiu. Ir priešingai, kai mes kontroliuojam savo jusles ir žiūrim, ko aš klausausi, ką aš matau, kokioje aplinkoje aš būnu, kokios mano mintis viduje sukasi. Ir tada, kai pradedam stebėti, pradedam atsirinkti. Ir kai pradedam atsirinkti, tuomet mūsų vidinė realybė pradeda keistis. O kai vidinė realybė pradeda keistis, natūraliai pasikeičia ir mūsų išorinė realybė. Tai va, taip mes galim stebėti savo jusles. Kokias mes patirtis patiriam ir kaip mes reaguojame tas patirtis. Ne tik ką patiriam, bet ir kaip reaguojam, koks yra atsakas. O atsaką mes galim rinktis visada. Bet kas vyksta, ne visada galim rinktis, nes yra gyvenime daug situacijų, daug įvykių, kurių mes tiesiog kontroliuoti negalim ir tai vyksta, kaip vyksta ir tiesiog reikia tą priimti. Na, pavyzdžiui, kaip po dienos ateina naktis, po nakties ateina rytas, kaip keičiasi sezonai, kaip kartais gyvenime mes ką įgyjam, kartais ką prarandam. Ir tai yra dalykai, kurių mes pakeisti negalim kartais. Ir kai mes jų pakeisti negalim, mes galim pakeisti požiūrį. Kad tas požiūris nepradėtų mūsų naikinti iš vidaus, kad tas požiūris nesugriautų mūsų vidinio grožio, mūsų vidinės harmonijos, ramybės. Tai mes galim rinktis. Ir tada, kai mes galim rinktis ir išlaikyti aišku, šviesų, ramų, harmoningą protą, išmintingai matyti tą situaciją, išlikti kūrybiškai, spręsti tuos iššūkius, su kuriais susiduriam, tai ir kuria vertę, į tai mes ir turim koncentruotis. Ir to moko saviugdos praktikos. O dabar noriu šiek tiek daugiau papasakoti apie mūsų šeštąją juslę, tai yra mūsų sąmonę, mūsų protą, ką mes patiriam prote. Ir čia mes galim pradėti stebėti įvairiausius įsitikinimus ir polinkius kylančius įvairiausiose situacijose. Pavyzdžiui, galbūt susitikęs su didesnė grupė žmonių, savy pajaučiu gėdos jausmą, galbūt tampu uždaresnis ir tada mes galim savęs klausti, o kodėl? O ko aš bijau? Kodėl aš apriboju save? Kodėl, kai reikia galbūt kalbėti prieš didesnę žmonių grupę, manyje kyla nerimas? Dėl ko aš nerimauju? Taip mes galim pastebėti ribojančius įsitikinimus, kurie viduje sako, būsi atstumtas, būsi pažemintas, iš tavęs pasijuoks arba tapsi nereikalingas. Ir čia mes galim pasakyti stop. Stop ir paklausti, ar tikrai taip gali nutikti. Ir kada man paskutinį kartą šis įsitikinimas padėjo, pasitarnavo. Ir ar dabar jis man padeda ir pasitarnauja. Jeigu ne, tuomet mes galim susikurti tą įsitikinimą, kuris mums padeda ir pasitarnauti gali dabar. Ir taip pat mes galim pamatyti, kada susiformavo tas įsitikinimas. Gal pamatyti, kai mokykloje kalbėjom prieš didesnę grupę žmonių, galbūt iš mūsų pasijokė, mus vėliau galbūt pažemino ir vėliau susiformavo toks įsitikinimas, kad daugiau aš niekada nekalbėsiu prieš didesnę grupę žmonių arba vengsiu bet kokią kainą tą daryti. Arba kai reikia tą daryti, natūraliai iš mūsų pasąmonės iškyla ta patirtis ir jis sukelia nerimą, sukausto. O mes sąmoningai, kaip ir minėjau prieš tai, galim suvokti tik labai ribotą patirčių dalį. Ir kartais būna, kad mes tiesiog nepastebim,
kokiu pagrindu kyla tas įsitikinimas ir mums atrodo tiesiog kilo nerimas, tiesiog aš to nenoriu ir viskas. Bet kai mes pradedam kontempliuoti, mes pastebim, kokiu pagrindu kyla ir tada tą pagrindą galim pašalinti ir sukurti naują pagrindą, kad tas įsitikinimas mums taptų vertingas, naudingas. Ir yra begalė tokių įsitikinimų, kurie mus apriboja. Norim ką sukurti, norim galbūt susirasti naują darbą ir mums mintise kyla tarsi tas požiūris, ne man, tau nepavyks, susitaikyk su tuo, kaip yra ir neprisigalvok. Ir tada mes vėl galim pasakyti stop, o kas čia kalba? Ar tikrai neįmanoma susirasti darbo, kurio aš noriu? Ar tikrai neįmanoma susikurti papildomų pajamų iš kūrybos? Ar tikrai neįmanoma susikurti santykių, apie kuriuos aš svajoju? Galbūt su tuo pačiu žmogumi, galbūt su kitu žmogumi, o galbūt su pačiu savimi rasti harmoningą santykį, taiką ir jaustis gerai vienam tiesiog. Ir tada mes pradedam klausti ir pasižiūrėti, ar tikrai. Ir dažniausiai mes tikrai pamatysim, kad ne, kad yra galimybė. Ir tada mes pasakom stop. Ir kokia ta galimybė? Ką aš galiu padaryti, kad tai realizuoti? Ir tuomet pradedam planuoti, galvoti ir plėsti tas ribas, plėsti suvokimo ribas, plėsti galimybių ribas. Ir taip, stebint įsitikinimus įvairiausiose situacijose, mes galim labai stipriai patobulėti ir performuoti savo vidinį pasąmonės turinį, kurio pagrindu ir kyla tie apribojimai ir įvairiausi įsitikinimai, reakcijos, kurie ir kuria mūsų realybę. Tai pabandykit stebėti šią savaitę, daugiau mokytis stebėti tas būsenas, kai susitinkat su žmonėmis, kad kokia kyla reakcija, kad važiuojant galbūt į darbą ir jau nusiteikimas, kad jau darbe bus liūdna. Ir ar tikrai ten bus liūdna ir sunku, o ką aš galiu padaryti, kad nebūtų liūdna ir sunku. O yra kas linksma ir įdomu darbe. Ir tada koncentruotis į tuos dalykus, prisimenant tai, kad mūsų sąmonės ribos yra ribotos ir kur mes kreipiam dėmesį, ten ir formuojasi mūsų pasąmonė, ten ir formuojasi mūsų jausmai, ten ir formuojasi mūsų būsena, tiek fizinė, tiek psichinė. Ir kad geriau tada galvoti apie tai, kas yra gražaus, kas yra naudingo, per ką aš galiu augti, tobulėti, negu pasiduoti savigraužai, negatyvumui. Tai lygiai taip pat galim pastebėti, kaip mes jaučiamės susitikę su žmonėmis, kokios kyla reakcijos, įsitikinimai, galbūt įvairiose situacijose, kuriuose gal susikuria mumise gal pyktis, nerimas, liūdesys ir kodėl, ir paklausti, koks įsitikinimas, ar kokios mintis sukuria būtent tą liūdesį, nerimą, būtent tokiose situacijose ar tokioje aplinkoje. Ir tada mes pradedam aiškiau matyti. Mes pradedam matyti realybę, kokia ji yra iš tikrųjų. Ir vaduotis iš tos iliuzijos, kurią sukuria mūsų pasąmonės protas. Ir kadangi didžiąją laiko dalį mes veikiam vedini pasąmonės turinio, automatinių reakcijų, labai svarbu yra suprasti tai, kad protas projektuoja patirtis į ateitį. Jis keliom sekundėm gyvena ateityje, remintis praeities patirtimi. Tai taip vadinamos yra išankstinės nuostatos. Nes jeigu protui reikėtų kiekvieną kartą pergalvoti, permastyti, ar tai dabar tikrai yra tiesa, ar tai dabar tikrai atitinka taip, kaip aš noriu, ir vis galvoti iš naujo apie tas patirtis, tai tiesiog protas neužtektų tam energijos. Jis tiesiog negalėtų tos funkcijos įvykdyti visą laiką. Dėl to yra tos automatinės reakcijos, kurios natūraliai susidūrus, kai mūsų dėmesys susiduria su tam tikra jusle, protas jau daugmaž žino, ką reikia daryti, kaip reikia reaguoti. Pavyzdžiui, kai mes išmokstam vairuoti automobilį, važiuoti dviračiu ar naudotis kompiuteriu, tai kol mokinamės užtrunka tai labai daug laiko ir vėliau tai vyksta automatiškai, nereikia apie tai galvoti, tarsi jau protas žino, ką daryti, kur spausti, kur pasukti ir kaip toj situacijai elgtis geriausia. Tai taip pat būna ne tik vairuojant automobilį ar dirbant kompiuteriu, taip pat būna ir visose gyvenimo situacijose. Protas daugmaž žino, ko tikėtis, kai mes bendraujam su kitais žmonėm, kai mes atvažiuojam į tam tikrą aplinką, kai vyksta tam tikros patirtis, kyla išankstinės nuostatos.
Ir čia mes taip pat praktikuodami sąmoningumo praktikas galim pastebėti tas išankstinės nuostatas. Ir dažnai pastebėsit, kad tos išankstinės nuostatos gal netitinka visiškai realybės, kad jo šiek tiek iškreipia realybę. Ir kai mes protę sukuriam tos erdvės, kurioje mes bandom į tas patirtis pasižiūrėti kaip pirmą kartą, pasižiūrėti naujom akim, gyvenime atsiveria visiškai nauji horizontai. Ir mes vėlgi, kalbant apie realybę, galim vaduotis iš tos iliuzijos, kurią kartais sukuria tos išankstinės nuostatos ir praleidimas daug svarbių detalių, iš kurių susideda realybė. Ir kai mes tas detalės pradedam pastebėti, tuomet mes galim aiškiau suvokti realybę. O kai mes galim aiškiau suvokti realybę, mes faktas, kad joje galim funkcionuoti geriau. Ir tai kalbu apie mūsų santykius, apie mūsų darbo sferą, apie mūsų saviugdos sferą, apie mūsų asmeninį gyvenimą. Tai yra labai svarbus dalykai, kai mes susikuriam protę šiek tiek daugiau erdvės, pasižiūrėti įvairias situacijas kaip pirmą kartą, pastebėti tas nuostatas išankstinės, kurios kyla, tas tarsi projektavimas mūsų pasąmonės į ateitį. Ir kai mes pradedam tai pastebėti, tuomet atsiveria visiškai nauji horizontai mūsų gyvenimuose ir aišku, mums tam gyvenime pradeda sektis geriau. Šioj savaitėje mokysimės medituodami vystyti įgūdį. Tai yra mūsų proto būsena, mūsų sąmonės būsena, kuri geba stebėti patirtis, nevertinant, nebandant pakeisti ar kurti nuomonės. Tai yra gerai, tai yra blogai, aš to noriu ar nenoriu. Nes kai mes 5 juslėmis patiriam savo kūno kontaktą su bet kokiu tai objektu, tai gali būti garsas, gali būti kvapas, gali būti skonis, gali būti kūno pojūtis. Arba 6 juslė tai yra patiriam kokias mintis, kurias mes galime vardinti, kad iš tos ar kitos kategorijos kyla mintis. Pirma, ką mes patiriam, tai tiesiog suvokimo to objekto. Tas objektas vėlgi gali būti garsas, gali būti kvapas, gali būti mintis. Ir tai yra tas pirmapradis suvokimas. Ir vėliau po to pirmapradžio suvokimo jau tada kyla pirmapradžio patyrimo to objekto, kyla suvokimas kaip vertinimas, ar tai yra man gerai, ar tai yra blogai, ką tai reiškia, ir ar aš to noriu, ar aš to nenoriu. Tai mes galim rinktis arba suvokti objektą tokį, koks jis yra, pasižiūrėti į jį pradinuko protų bei išankstinių nuostatų, arba mes galim suvokti pagal savo pasąmonės turinį, pagal tai, kaip mes vertinam tuos objektus, tai mums patinka, mums nepatinka, nes, pavyzdžiui, yra daug dalykų, kurie vieniem būna patinka, kitiem nepatinka. Vieniem muzika tokia patinka, kitiem nepatinka. Vieniem, pavyzdžiui, būti vienoje vietoje patinka, kitiem nepatinka. Arba tokia patirtis man patinka, o, pavyzdžiui, mano galbūt artimajam visiškai nepatinka. Ir čia jau mūsų tos praeities patirtis, arba kitaip mūsų pasąmoniai sukurti įvairiausiai įsitikinimai, nusprendžia, ar tai patinka ar nepatinka. Ir be to gyvenime galim pastebėti, kad būna kartais nenorim ir labai nepatinka, kartais pradeda tai patikti, atrodo, kas seniau kėlė galbūt įtampą, dabar kelia tokį malonumą, taip pradėjo patikti. Tai dėl to tai galim priskirti kaip mūsų pasąmonės turiniu ir iš kurio kyla vertinimas. Noriu, nenoriu, patinka, nepatinka. Ir galiu tiesiog stebėti, patirti objektą, sakykime, galiu žiūrėti per langą ir matyti tiesiog medį ir matyti medį kaip medį. Bet nevertinti, jis yra didelis, jis yra mažas, jis galėtų būti gražesnis, ar gal jis yra be galo gražus, gražesnio medžio nesumatęs, gal kokios šakos dailios. Ir tada jau galima visą knygą parašyti. Kyla suvokimai į tą objektą ir daug minčių. Ir jeigu mes skiriam dėmesio to mintim, tai čia, kaip ir minėjau, galima jau knygą parašyti. Arba galima tiesiog suvokti objektą ir tą įgūdį po truputį vystyti, kad tiesiog suvokti objektą, bet jo nevertinti, tiesiog patirti. Ir viskas.
Tai to mes mokysime šią savaitę ir pasistengti kuo daugiau, kaip ir minėjau, apie tas patirtis, kai susitinkat su žmonėmis, tiesiog pasistebėti, kokios kyla mintis, kokie kyla suvokimai, nes tas suvokimas be vertinimo nereiškia, kad būtina, kad protas visiškai nutiltų. Aš galiu suvokti objektą, bet mintis gali kilti, o kaip iš čia dabar elgesi, kaip kalba, arba kodėl aš čia galėjau čia neiti, galėjau to nedaryti, galėjo to ir to nebūti. Protas gali kalbėti, bet mes tarsi žengiam žingsnį atgal ir stebim tą patirtį, kad yra patirtis, kurią aš dabar suvokiu ir kokios mintis į tą patirtį ateina, kokie suvokimai. Ir čia jau yra išminties kilimas, mes taip iš tikrųjų pradedam gyvenime vystyti išmintį, nes pastebėję, kaip mes reaguojam, kokios mintis, reakcijos kyla įvairiose situacijose ir mokėdami pirmą pastebėti ir remiantis savo vertybėmis, remiantis moralę, tikslais, tuomet pasirinkti, koks atsakas. Labai svarbus momentas ir šitą įgūdį po truputį reikia būtinai išlavinti, jeigu norim iš tiesų sąmoningo, išmintingo ir sėkmingo gyvenimo. Kad pastebėti, kokie kyla suvokimai įvairias patirtis, būtent kurios kyla 6 juslių sąmonės pagrindu. Ir kai mes turim mokymą, dabar apie ką aš pasakoju, tai yra mokymas, kuriuo aš galiu remtis. Kokios reakcijos į tas patirtis yra adekvačios, kokios neadekvačios, kokios vertingos, nevertingos. Ir tada galima tai performuoti ir savo pasąmonės turinį, nes smegenys yra plastiškos, pačias smegenys fiziniam lygmenį jos keičiasi. Yra daug tyrimų padaryta, kurios įrodo, kad vystant tam tikras proto savybės, mąstymo modelius, smegenų struktūra pradeda keistis, smegenų aktyvumas pradeda keistis. Lygiai taip pat ir mūsų visas tas pasąmonės turinys pradeda keistis. Mes galim paleisti tai, kas kelia įtampą, suformuoti naujus įpročius, naujas savybės, pagerinti iškalbą, išvystyti intelektą, kur reikia, galbūt sustiprinti dėmesio valdymo įgūdžius, labai daug visko galim padaryti meditacijos praktikomis. Tai kaip matot, kaip gilinamės daugiau proto veikimo mechanizmą, aiškinamės, iš ko susideda ta patirtis, kaip gyvenimas, kaip mūsų vidinė realybė, pasaulis, protas. Mes labai didžiulius pasikeitimus galim pradėti kurti savo gyvenime ir tapti iš tiesų kūrėjais, tapti galingais savo gyvenime, kad galėti išsivaduoti iš to praeities mūsų protė sukurto kalėjimo ir susikurti tą realybę, kurios mes norim iš tikrųjų. Ir vienas iš šių žingsnių, kurių mokysime šią savaitę, tai yra tiesiog tas patirtis pastebėti. Suvokti, susidūrus su kokiu tai juslės, su kokiu tai objektu, su kuria susiduria mūsų juslės, kokie tada kyla suvokimai, kokios patirtis. Ir gebėti tiesiog nereaguoti, leisti to mintim tiem suvokimam kilti ir tiesiog juos liūdyti. Ir aš pridėsiu praktiką, kaip galima keisti tuos įsitikinimus. Tai tiek, šiandien norėjau papasakoti apie mūsų sąmonės ir pasąmonės veikimo mechanizmus, kaip tai yra susiję ir kaip medituojant mes galim lavinti naujus proto įgūdžius, kurie padėtų sukurti mums norimą realybę, norimus pokyčius savo gyvenime. Todėl taip svarbu yra pirma išmokti stebėti, kad galėtume pažinti ir tada įvairių technikų pagalba mes galim sukurti didžiulius pasikeitimus. Nes kaip ir minėjau, mūsų sąmonė, tai ką mes dabar suvokiam, yra ribota. Tai, ką aš dabar kalbu, jūs girdit, bet plaka širdis, galbūt vyksta daug įvykių aplink šiuo metu, ką jūsų galbūt ką girdit, ką galbūt patiriat kūnu, bet to sąmoningai nesuvokėt. Tai yra pasąmonės lygmenį. Tie procesai vyksta, pasąmonė reaguoja, sugeria tą informaciją į save, bet jūs to sąmoningai nesuvokėt. Tai todėl taip svarbu yra kuo dažniau būti sąmoningu ir tą suvokimą tarsi išplėsti, kad daugiau patirti ir kai yra reikalinga gebėti sutelkti dėmesį į tą objektą, kurį mes norim sutelkti ir tą dėmesį ten išlaikyti. Tada tai sukuria be galo daug vertės. O kol kas noriu palinkėti jums geros naujos savaitės, lengvos praktikos. Ir sakau, iki susitikimo ketvirtadienį.